teisinės valstybės, nori laisvės ir nepriklausomybės. Mes pagaliau norime būti šeimininkais savo gimtoje, tiek daug iškentėjusioje žemėje. Mes to norim, kad mūsų reikalai būtų sprendžiami Lietuvoje, o ne Maskvoje. Tik tuo tikslu mes dalyvaujame šiuose rinkimuose. Kiekgi pagaliau ruošiasi TSRS laužyti savo teoretiko ir idėjinio vado Lenino aprobuotą dokumentą, suteikiantį Lietuvai nepriklausomybę nuo Rusijos amžiniem laikams. Mes reikalaujame irgi šių aukų reabilitacijos, politinės reabilitacijos, nepriklausomybės grąžinimo. Mes pradėjome šį žygį. Su jūsų pagalba mes būsim nenugalimi. Te padeda mums Dievas ir visi geros valios žmonės. Gerbiamieji, jūs turbūt pastebėjot, kokia graži yra tauta, kai ji siekia laisvės. Mes dabar šiom dienom pasidarėm paslaugesnį troleibusuose, autobusuose, šoferiai mandagesnį, nesimato tiek daug girtuoklių. Mindaugo, Vytenio, Algirdo, Kęstučio, Vytauto ainiai. Lietuvos žmonių, kurie padėjo savo galvas už Lietuvos laisvę, ainiai, kankinių ainiai, jaunime Lietuvos atžalyne. O ir norėtųsi dabar pakalbėti apie tą mūsų istorijos periodą, kurį galima pavadinti nuopolis iš vienos pusės ir aukštybė, didybė iš kitos pusės. Taip norėtųsi, kad po šito pokalbio jūsų širdyse užsidegtų šventa gabijų ugnis. Ne ten, ne ta, kuri alpose degė, bet ta, kuri būtų jūsų širdyse ir jūs peršviestų. Ir kad mes kiekvienas pamatytume, kokie jūs, ką jūs mylite, kaip mylite šitą žemę. Kai kalbės Petkevičius, salėje bus įjungtas garsas, garsą jungsime be atskiro įspėjimo bangiečių. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio suvažiavimo metu buvo priimtas geros valios pareiškimas, ar vakar dienos posėdžio metu Seimo nariai savo elgesį atsižvelgia į tą dokumentą ir kaip gera valia. Mat buvo konstatuota, kad ir tam geros valios pasireiškime, jeigu jūs prisiminat, buvo pasakyta, kad esant tam tikrai politiniai situacijai ir taip toliau. Tai va, mes galvojam, kad po penktadienio sesijos situacija šiek tiek pasikeitė, bet ne tiek, kad mes turėtume nebedemonstruoti geros valios ir leisti prasiveržti kokiems nors žemiems jausmams. Šiandien padaviau pareiškimą, kad aš išstoju iš Tarybų Sąjungos komunistų partijos ir įsijungiu į judėjimą, kuris gins Lietuvos tautos ir dirbančių interesus. Jeigu tokių atsiras, jeigu mano partinė organizacija sugebės prie to pereiti, tai aš lieku jai. O jeigu ne, tai aš turiu kitą. O kaip atrodė tas padavė ir viskas, išėjai? Padavė ir išėjai. O kokia čia organizacija? Realistų sąjunga. Masono loža. Ne, savo partinė organizacija. Tu iš jos neišstoji. Aš įstoju iš Tarybų Sąjungos komunistų partijos. Tai jeigu jinai save laiko Tarybų Sąjungos komunistų partijos nariu, tai aš įstoju ir iš jos. Ja, buvo paprastai, Reikia norėjo suprast, kad palauk, tu tekstą tą turi.
Tai gal reikia duoti? Ar jūs dabar kokią nors perseką? Jo, kiek aš girdėjau, reiškia, visi parkomai yra gavę tokį cirkuliarą. Iš Maskvos atėjęs cirkuliaras, reiškia, aplamai spausti bet kokį neformalų judėjimą, o pas mus Vilnius perniškintas biškai kitaip, kad visi komunistai, deputatai nuo Sąjūdžio turi būtinai, reiškia, papresinguoti ir jeigu galima išmesti iš darbo. Dabar ir kai kada, norint pasiekti tikslą, nereikia pagailėti vieno ar kito žodžio. Dabar dėl to antspaudo. Jūs turbūt ne vienas matėt antspaudą ir ne kiekvienam antspaude yra koks nors simbolis. Būtini reikalai yra, kad būtų nurodytas pavadinimas ir tiek. Mes norime išplėsti tą reikalą, kad būtų ir simbolis. Jūs žinote, kad yra priimta sesijoje, lietuvių tautos simbolis yra lygis. Pavojus tas visada yra. Mes turim visada su tą grėsmę susitaikyti. Pačioj pradžioje, ko gero, dar didesnė buvo ta grėsmė. Gal ne, gal dabar. Nežinau. Žodžiu, tą nežinau. Mane tas neveikia, patikėkit. Bet mane veikia kitas dalykas, labai veikia. Ir negaliu, reiškia, išbūti šito. Dėl tos tiesos. Nu, patikėkit. Meluoti tai tikrai niekuomet negalėsiu. Reiškia, tą pačią dieną iš Sąjūdžio išeinu, jeigu man ten teks meluoti. Bet, nežinau, sakau, ar sugebėsiu pasakyti, bet turiu tą mintį tikrai. Kad, reiškia, vis tik tai, nors kiek nesakyti tos, suprantat, tiesos ar pridenginėti Sąjūdį, nesirengiu. Ypač tokios formuluotės, kaip ten anksčiau buvo, kad va, girdai, dabar mes šito sakyti negalim, o rytoj jau galėsi su šito kategoriškai nežinome. Ta pati nevalia, ta pati negalia. Aš buvau vis su jumis visą laiką šalia. Neišmokau vaidinti, neišmokau meluot. Neišmokau ir aš, kad laimingas nuduot. Užkankinti, kankinti, gyvai, negyvai. Mano seserys, broliai ir mano tėvai. Jūsų neviltį aš surašiau eilėmis. Aš neįgėdau jūsų. Buvau su jumis.